Tai ką, bičiuliai, sveiki, sveikinamės iš Italijos. Atvažiavom su žmona atostogų šiek tiek laiko ir neplanuotai. Sugalvojom, kad oras ne kažką šiandien. Sugalvojom, kad reikia užsukti į Ferrari muziejų. Tai pirmą eisim į Maranello, paskui važiuosim į Modeną ir tada važiuosim dar į Lamborghini. Tai taip, kad parodysiu kažkiek montažų, kažkiek mašinyčių ir neišjungit turbūt. Žiūrėkit, gal kažką įdomus pamatysit. Tik įėjus į pirmą salę mus pasitinka Ferrari 250 LM 1963 metų Ferrario pirmas aliuminis kėbulas. Toliau matome, kaip atrodė Ferrari Enzo kabinetas, viskas pagal autentiką ir net Ferrari ženklas ant durų. Antroje salėje mus pasitinka superkarai. Tai yra Ferrari F40, Ferrari GTO. Toje pusėje taip pat stovi Ferrari F50. Šalia jo taip pat ir jo V12 motoras. Kas norit pasigaminti F40, prašau. Toliau, kaip matote, La Ferrari, tikrai įspūdingas automobilis. Taip pat antrame plane matote Ferrari Enzo, kurio vertė šiuo metu siekia apie $5 milijonus. Įėjus į F1 salę mus pasitinka daug taurių, F1 bolidai. Bei varikliai, pradedant nuo 2001 metų ir baigiant 2007. Taip kad pasigrožėkite vaizdais. Kiekvienas variklis man kaip petrohedui įspūdingas yra ir kažkuo kitoks, kažkuo išskirtinis. Ir kiekvienais metais jis tiesiog, kaip matosi, evoliucionavo.
Na ir kaip be klasikos. Dabar tiesiog pasigrožėkite vaizdais ir pamatysite, kaip senais laikais lenktyniavo žmonės be jokių saugumo reikalavimų. Lenktyninių automobilių salėje, kaip matote, daug klasikos, taip pat ir vienas automobilis, kuris atkeliavo tiesiai iš trasos. Matosi ir vabzdžių liekanos, ir padangų liekanos, ir automobilio apgadinimai, sudaužymai. Labai gražu, bet vienas dalykas, kurio gaila, tai kad nėra sportinio automobilio kvapo. Pasivaikščiojom muziejui, dabar pabandysim sim racingą. Simuliatorius yra judantis, tai pabandysiu kažką naujo, nes pas draugus nesu išbandęs šito reikalo, tai nufilmuosiu ir parodysiu. Tik priėjus prie simuliatoriaus pasirodė, kad bus įdomu, todėl kad sėdynė buvo išpjaustyta įdomiais tokiais raštais. Kaip supratau po to, jinai išpjaustyta todėl, kad kai spaudi gazą, sėdynė susitraukia, kai spaudi stabdį, sėdynė išsipučia. Tai automatiškai tu jauti tą stabdymą ir gazo paspaudimą. Visai faina ir įdomi patirtis. Taigi suvedžiau savo vardą, pasirinkau trasą. Ir pajudėjom iš pietų. Šiaip sekėsi gan neblogai, bet kaip matote, kartais mesdavau bėgį, kur nereikėdavo mesti. Todėl, kad nustatyta yra automatas, o ne pilnai manualas.
Beje, porą kartų ir teko ant staigių posūkių vairą paleisti su viena ranka, todėl kad kojos per ilgos ir automatiškai negaliu susukti vairo pilnai, nepaleidęs rankos. Pasivažinėjau su simuliatorium. Galėjo būti geriau, nes realiai dabar tenai buvo nustatyta ant pusiau automato, pats gali mėtyti, bet žodžiu ir mėtosi pats, tai automatiškai nieko gero. Taip, kad išėjom iš tenai jau, baigėm ir dabar einam į Enzo muziejų. Biškai matot oras, ne kažką, tai toj būsiu vietoje ir filmuojam toliau. Šiame muziejuje man asmeniškai įspūdį paliko šis automobilis Ferrari 250 GT Berlinetta SVB, tai yra short wheelbase. Aišku, jisai nėra idealiai restauruotas, matosi, kad pastatytas toks, koks važiavo gatvės, bet įspūdis tikrai geras, tiesiog formos, viskas labai gražu. Taip pat ir Testarossa Cabrio formos, kaip sakoma, oro įsiurbimai šonuose, galinių lempų apdailos, seksi car. Šiame muziejuje taip pat buvo rodoma, kaip galima ir iš kokių medžiagų pasirinkti norimą Ferrari išpildymą. Tai yra salonas, tai yra spalva, tai yra apdailos, tiesiog eini ir renkiesi. Ir susidedi savo norimą Ferrari pagal savo norus. Papasakok, ką nori. Toliau matome kiekvieną Ferrari variklį nuo 1947 iki 2002 metų.
nufilmavau kiek pavyko. Šiaip vaizdelis nuostabus, tokių mašinų ne visą laiką pamatysi, nei gatvėje, nei kažkur kitur, bet šiaip gerų egzempliorių yra ir įdomių, yra iš ko pasisemti minčių ateities projektam, gal kažką pritaikysim kažkam tais, kokiam projektukui, Ferrario kokių, nežinau, lipuką uždėsim. Tai va, dabar važiuojam į Lamborghini. Tai liko vienas muziejus ir tada mąstysim, ką veikti toliau. Tai turbūt po Lamborghini kaip ir serija baigsis. Žiūrėkit, neišjunkit. Kaip tyčia, nei skėčio, nei nieko nepasiėmėm. O einam į Lamborghini. Bandysim. Perbėgam gatvę. Pažiūrėsim, kas ten gero. Ir dar į sekantį varysim turbūt Ducati, nes kažkur šalia. Lamborghini muziejuje mus pasitinka geltonasis Lamborghini Miura. Tai yra SV modelis ir neseniai mačiau aukcione Amerikoje jis buvo parduotas už $3,5 milijono. Šalia stovi Lamborghini Countach, taip pat įspūdingas kūrinys, dėja raudonas, galėtų būti baltas. Bei Countach atnaujintas modelis. Pakilus į antrą aukštą mus pasitinka spalvos. Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, Gallardo, Murcielago SV, Diablo SV. Taip pat Lamborghini Sian, taip pat ir Veneno, Sesto Elemento ir Revento. Liuks? Norėtum tiesiog tokio garažo.
Pabuvom Lamborghini muziejui. Labai fainai, labai smagu. Dabar važiuosim dar iki Ducatio, nes realiai 15 ar 20 minučių kelio nuo čia. Atvažiavom, realiai 20 minutėlių ir oras va toksai. O, Ducati. Bet net nesinori lipti iš mašinos, tai net neturim nieko, nei skėčių, nei nieko. Tai bet visą laiką žmoną paleidžiu prie įėjimo ir bandau kažkaip dasigauti paskui pats. Tai žodžiu, bandom bėgti ir susitiksim tenai. Štai čia matote, nuo ko prasidėjo Ducati era. Tai yra nuo rašymo mašinėlių, nuo radijų ir nuo kamerų. Toliau sekė skutimosi mašinėlės. Tikrai keistas dalykas, kad paskui viskas peršoko į motociklus. O šiuo metu Ducatis yra vienas iš geriausių motociklų pasaulyje. Kadangi mūsų kelionė baigta, tą pačią gaidą noriu atsisveikinti ir paprašyti jūsų, kad komentaruose parašytumėt, kas patiko, kas nepatiko. Ir iki kitų kartų. Čiau.